Sveiki, brangus laidos Sėkmingi žmonės klausytojai. Šiandien noriu Jums pristatyti Sunergy Finance investicinių fondų valdytoją, vieną iš įmonės įkūrėjų ir investavimas.lt mokymų lektorių su charizma, Luką Macijauską. Labas vakaras, Lukai. Labas vakaras. Tai pirmas įprastasis klausimas, kokiasgi buvo Jūsų vaikystės, paauglystės svajonės? Galbūt yra jau išsipildžiusi. Kaip bebūtų keista, galbūt vaikystėje apie jokį investavimą net nebuvo nei kalbos. Turint omeny, kad vaikas būdamas net nežinai, kas tas investavimas ir panašiai, tai natūraliai dabartinė veikla visiškai nesusijusi su pirminiu žingsniu. Na, galbūt pirmasis toksai momentas, jeigu taip jokio formą prisiminti, turbūt kaip ir daugelis berniukų Lietuvoje norėjau būti krepšininkas. Tai Klaipėdoj daug žaisdavom to krepšinio su draugais ir iki šiol jokio formą visi prisimenam tas gerus laikus, kai žaisdavom krepšinį ir tikėjom, kad būsim kažkada Neptūne ar NBA. Na, bet aišku, gyvenimas susitvarko visai kitaip. Ir yra kaip yra. Ir gyvenimas nestovi ir tos svajonės irgi keičiasi. O sekančių tokių konkrečių nebuvo. Tikslių svajonių, kaip kiti žino, kad aš būsiu ten tokios mašinos vairuotojas ten ir panašiai. Tai tokio niekad neturėjau turbūt. Buvo kažkaip mintis galbūt kažką su kompiuteriais daryti. Nieko konkretaus. Kokios mintis buvo baigus mokyklą? Ką veikti? Kur stoti? Kur važiuoti? Na, baigus mokyklą, kadangi iš karto jau žiūrėjom, kur stosim, tai tuo metu, aišku, Lietuvoje pakilimo pradžia galbūt buvo, tai vadybos ir ekonomikos pakraipos buvo pačios populiariausios turbūt. Bet mano atveju man kažkaip nepatiko. Tai idėja su vadyba ir ekonomika, man atrodė, kad reikia kažką galbūt su kompiuteriais. Tai aš tada stojau į informatiką, galvojau, kad daug programuosiu ir bus viskas labai gerai. Tai tokia įdomi istorija buvo tai, kad kai jau mes įstojom į universitetą ir išvažiavom į Ameriką dirbti work and travel, tai ten vietiniai lietuviai, vieno draugo giminės, sako, oh my god, kaip negerai, nes pas juos ką tik buvo tas IT burbulas sprogęs, tai sakė, tik ne IT, kas tik nori, sako, sūnus teisininkas, dukra medikė, tai aš viską savo teisingai sudėliojau vaikams, nu, tu žiūrėk jau, kaip tu ten išėjai. Nu, matom, kad tai yra labai subjektyvus dalykas, tai iš tikrųjų. Manau, kad daug kas galvojo tarp informatikos kokios, iš berniuko tarpo, nes visi su kompiuteriais ten vienai per kitaip bendravo, tai vienas iš variantų, kurio ir paėjau. Tai kaip sekėsi mokslai? Mokslai sekėsi neblogai, iš tikrųjų. Gaudavau tą stipendiją, taip pat buvau tarptų geresniųjų pusiai. Per plauką visą laiką, aišku, kiek reikdavo, kad įtilpti tą nemokamą mokslą su stipendija. Tai toks buvo mano tikslas išsikeltas, į kurį įtilpau, bet jau gana anksti supratau, kad nebūsiu programuotojas. Tai čia toks buvo įdomus kuriozas ir man labiau sekėsi vis dėlto, kaip būtų keista, vadybiniai galbūt kažkokie dalykai, matematika gal ir neblogai viskas ėjosi, bet tas pats programavimas tiesioginis kažkodėl man netaip gerai sekėsi. Bet viskas gerai, baigta buvo gerais balais. Žodžiu, dar svajonės kažkur neužgimė, ar ne? Per bakalaurą, tai paskui tikriausiai sekė magistro studijos, ar ne? Tai ar buvo tas pats IT, ar kažkur jau krypo į kitą linkmę? Besimokant tam bakalaurę ir žiūrint, kas vyksta, kur gyvenimas sukasi, tai mano mintis buvo ta, kad reikia kažką jau galvoti. Reikia kažką galvoti ne tik su informatika ir pradėti žiūrinėti. Ir daug kas sutapo. Tas ekonominis pakilimas ir pasauliniam kontekste finansų rinkos buvo gana geram stovyje ir pasirodė tokių kalbų, kad čia tas investavimas yra neblogas dalykas, tai finansai. Ir reikia kažką daryti su investavimu. Pasirodė tokių momentų, kad čia nieko suprasti nereikia per daug. Visi, kas investuoja, visi uždirba. Labai paprasta, pelningas verslas, smagus, gerbiamas, prestižinis toksai atrodė. Tai galvojau, gal pamėginsiu, tai parsivežėm pinigų iš Amerikos ir nuėjom į banką ir suinvestavom. Tokia buvo pirma pažintis. Ir paskui supratau, kad reikia ne tik pradėti investuoti kažką, bet ką daryti, bet reikia pradėti kažką ir suprasti. Tai va, o iš tos intencijos, kad investavimas yra gerai, jau į Vilnių atvažiavau iš Kauno, kur KTU baigiau.
su ta idėja, kad reikia dirbti su finansais ir investavimu. Ir pasisekė, gavau darbą investicijų konsultanto, nors tuo metu svajojau apie fondo valytojų asistentą. Bet kai atvažiavau ir atėjau susitikti personalo vadovę, tai pasakė, gaila, bet jau mes atsirinkom. Bet sako, tu taip kažkaip įdomiai šneki, gal tu nori konsultantu pabūti. Tai va, taip mano kelias pasisuko ir tuo pačiu įstojau į investicijų valdymo jau magistratūrą. Prieš tai išlyginamasias studijas teko praeiti, nes iš informatikos tiesiai į ekonomikos jau tam tą kryptį niekas nepriema. Tai įdomu tai buvo, kad galbūt ekonomikos ir vadybos mokslai pasirodė po informatikos tokie lengvesnio pobūdžio, daug ką iš bendro gali atsakyti, tai tas gal buvo lengviau atrodė viskas, tai tas išsilaikyti nebuvo sunku. Ir įstojau magistrą su investavimu, taip viskas ir pasisuko su mokslais jau iki galo. Ar pirma investicija buvo didelė? Iš Amerikos parsivežiau pinigų, skamba taip jau, wow, maišas pinigų ar ne? Ir kur tie pinigai dingo, ar gerai suinvestuota buvo? Na, kaip čia pasakius, studentas išvažiavęs į tą pagal Work and Travel programą į Ameriką. Praktiškai tai būna pirmieji pinigai ir jie tuo metu tai yra labai dideli pinigai, nes jie vienas dalykas pirmieji, kitas dalykas, kad per tas 4 mėnesius ten gerokai daugiau uždirbi negu čia. Tai be abejo, tuo metu tai buvo nemaži pinigai, bet, tokie pinigai, kad gali nusipirkti mašiną, čia žinau, čia kam didelį, kam ne, tai tų mašinų irgi įvairiausių būna, tai tokia vidutinė 10 metų mašina. Kai vieni nusipirkom tas mašinas, kaip mes juokavom, kai kurie suinvestavo, tai tie pinigai nedingo, kaip bebūtų keista, tie pinigai nedingo, bet kad ten stebuklų pradžiai iš jų tai nenutiko jokių. Vėlgi, tai netoli jau buvo, ten galbūt kelių metų spinduliu artėjo ta krizė ir tie pinigai paskui atrado savo kelią būtent kai savo įmonės teigiam jau. Kiek žinau, kadangi pati dalyvavau jūsų mokymuose, visai neseniai baigiau, jūsų, sakykime, požiūris į investavimą ar ne, ir visas investavimo teorijas gerokai skiriasi nuo to, ką dėsto universitete, ar ne? Tai ar vertos studijos magistro buvo, dabar studijuojat doktorantūrą. Kodėl? Kokia linkme linksta viskas? Aš sakyčiau, kad apskritai socialiniai mokslai turi tam tikrų galbūt bėdų arba filosofinių momentų, skirtumų nuo tų inžinerinių fundamentalių mokslų, kur kokio fizikoje tu gali iškelti hipotezę ir bandyti ją patikrinti ir iš tikrųjų, jeigu ten ta gravitacija ar kažkokia kūnų judėjimas vyksta taip, kaip tu nuspėjai, aprašai formulėm, patikrinai, tai čia yra mokslas, tas tikrasis, kur tu gali sudėti kažkokį vadovėlį. Finansuose ir toj socialinėse moksluose problema ta, kad nelabai mes dar žinom, kaip viskas vyksta iš tikrųjų. Prieš tai buvo galvota, kad iš tikrųjų žmonės yra racionalūs ir pagrindinės teorijos statomos ant to. Mes, kaip matom iš praktikos, žmonės nėra racionalūs. Vieną dieną yra smagu, kitą dieną yra liūdna. Čia nėra racionalumo požymis ir tos rinkos dalyviai nėra tokie. Tai, čia manau, reiktų atkreipti dėmesį, kad būtent to fundamentinio pagrindo, ant ko statyti rinkos tendencijas ir apskritai visą ekonomiką reiktų gerokai peržvelgti. Dabar tas yra ir mano 13 metų tos Nobelio premijos buvo jau iš ekonomikos srityje jau truputį prie to behavioral, prie to elgsenos einančios. Tai va, čia yra problema, manau, kurią reiktų gvildent labiau. Tai. O universitete, aišku, tas požiūris visai toksai galbūt senesnis, klasinis, aš sakyčiau, iš klasikos atėjęs. Ir tik dabar prasideda tie rimtesni tyrimai. Bet aš sakyčiau, kad čia labai sudėtingas dalykas. Jeigu, kaip sakyti, kontraargumentas, kad čia nėra tie socialiniai mokslai taip blogai, jie yra galbūt sunkesni iš tikrųjų. Nors atrodo, kad labai ten viskas lengva, bet čia problema netokia aiški ir netaip lengvai apibrėžta yra, kaip pavyzdžiui, ten kelių kūnų judėjimas ten arba kažkokios šviesos ten parametrai ir panašiai. Čia net nežinom, kaip traktuoti tą visą mūsų veiklą, kas yra žmogus, kas yra tarpusavio sąveika ir kaip ten nuspėti. Kitaip tariant, prognozuoti kažkokius tai ekonomikos ciklus, tendencijas ateityje reikia prognozuoti žmonių elgseną, kaip vieni žmonės su kitais elgiasi. Tai mes net oro negalim, kaip sakyti, vieną dieną į priekį suprognozuoti, kaip elgsis žmonės 10 metų į priekį, tai čia yra fantastika. Tai va čia yra rimtas labai kaip sakyti, rimtas iššūkis, kurį, manau, reikia bandyti pabiškai spręsti. Ir kuo anksčiau suprasim, aš taip galvoju, kuo anksčiau prie to prieisim ir vis daugiau atsiras to elgsenos tyrinėjimo, tuo mes greičiau artėsim prie tos teisybės, kurios gal net ir nėra. O gal trumpai galite pasakyti, kodėl manot, kad žmonės neracionalūs, truputėlį gal pavyzdžiais, nes man po mokymų tai yra aišku, kas klauso jūs pirmą kartą gal nelabai.
Čia, manau, kiekvienas tą yra matęs savyje, tai kartais būna gera nuotaika, kartais bloga nuotaika. Tai vat, ta nuotaika jinai puikiai parodo ir gali prognozuoti elgesį. Kai esi linksmesnis, galbūt esi agresyvesnis, būtent tų sprendimų kontekste ir lengviau darai sprendimus, esi pasitikė savim labiau. Kai esi liūdnas, esi konservatyvesnis, depresinė nuotaika, jinai gal kaip tik tau neleidžia daryti kažkokių sprendimų. Tai ir tą, manau, kiekvienas darbe pastebės. Kai yra gera nuotaika ir esi motyvuotas ir esi ant bangos, tai rezultatai yra geresni. Tai čia yra iracionalumo vienas iš požymių. Jeigu mes būtumėm racionalūs, čia lengvai būtų pasakyti robotai. Tai mums neįdomu, ar lyja, ar sninga, ar nuotaika gera, ar bloga, mes turėtumėm tą patį darbą padaryti per tą patį laiką, su tokio efektyvumu ir panašiai. Tai va, bet mes turime emocijas, kurios mums padeda. Mes turim tam tikrą programinę įrangą, kuri mums padeda orientuotis tam pasauliui. Tai šitoje vietoje yra gerai. Mes galim nuspėti galbūt žmonių nuotaikos ten, socialinius kažkokius dalykus, bet ten, kur jau reikalingas tas fundamentalus arba robotinis toksai mąstymas, mes dar jo neturim tokio išsivystę, to analitinio mąstymo. Ir tą paremė tyrimai iš tikrųjų, kad mes turim baimę, godumą, apie kurios daug pasakoti nereikia, kai viskas yra gerai ir kai kaimynas jau perka antrą valtį, o tu neturi dar nei vienos, kartais galbūt padarai iracionalų sprendimą ir pats tą valtį nusipirki. Čia kaip pavyzdys, arba automobilių. Jeigu kaimynas turėtų galbūt prastesnę mašiną, gal net ir tos galvos neskudėtų, bet kai jau dar ir kitas kaimynas tą mašiną naują turi. Tai va, tai nėra racionalu. Jo, valtį tai tikriausiai arba nusipirkti kiekvienas norėtų turėti. Turėti tų pinigų, ar ne? Vis tiek praktiška. Smagu pakeliauti, paplaukyti, ar ne? Romantika. Gerai, grįžkim tada prie tų finansų investavimo. Kodėl tada konkrečiai pradėt, kaip domėtis, ne tik investavot, ar ne, bet pradėjo domėtis kažkas gal ne taip gerai paėjo, jeigu galima tai pasakyti, ar ne, su tais pinigais investuotais, ar kitokie dalykai atsirado? Čia kalbant apie patį tą investavimą ir tos koncepcijos, kurie mes taikom, galbūt čia daug prisidėjo prie to ir tas inžinerinis išsilavinimas būtent informatikos, kad buvo noras bandyti sudėti tas formulės, išimti tas emocijas, jau gana anksti, dar net nesuprantant, kad tai yra gerai ar blogai, bet toks buvo kažkoks noras sustruktūrizuoti. Ir tuo metu, dirbant su investavimu, toje aplinkoje atrodė, kad trūko. Ir daug kas būdavo galbūt šiaip kalbant su aplinkiniais ir bendram kontekste, vis dar buvo vertinamas galbūt toksai kaip talentas, intuicija. Ir be abejo buvo noras kažkaip pabandyti pamatuoti šitą dalyką, kur tas talentas, kur ta intuicija. Kai pradėjom domėtis iš esmės to klausimu, matėm, kad talentas ir intuicija yra iš to vietų iliuzija. Jo neina nei apčiuopti ir būtent tie, kurie vadinami talentingais, jų yra labai nedaug. Įmant statistiškai tai gali būti, kad netgi pasisekė jam, kaip loteriją laimėti, čia reikia talento ar ne. Labai galbūt toks įdomus klausimas. Tai čia buvo toks momentas, kad atrodė, kad galima padaryti geriau ir sustruktūrizuoti tą investavimą, tai mes nuo to ir pradėjom. Nuo to, kad nebūtų intuicija, nebūtų menas, vis dėlto investavimas, tai tikrai nemanau, kad tai yra menas, tai yra finansų inžinerijos kažkoks sprendimas. Ir reikia ieškoti, kaip tą geriau ir efektyviau padaryti. Dažniausiai tas yra pamirštama ir netgi kitur akcentuojama, kad yra, tarkim, valdytojas talentingas. Mūsų nuomonė, talentingas gali būti muzikantas arba aktorius. Tai čia šitoje vietoje nėra jokio meno. Ir vėlgi, tą galima rasti iš tyrimų pusės. Tai mes tą požiūrį ir sudėjom, kad turi būti labai aiški koncepcija, kodėl tu darai, ką tu darai. Turi būti paremta tyrimais, griežtai. Negali būti jokios vietos palikta interpretacijai ir būtent tą linkmę mes ir nuėjom. O kaip sekasi, tai matysim. Taip pat minėjot per mokymus, kad išbandė daug įvairių investavimo būdų, ar ne? Vienas iš jų dabar ypatingai jūsų irgi toks kritikuojamas ar net pašiepiamas, ar ne, Forexas, investavimas į valiutų rinką, ar ne? Kokios patirtys, kokios pasiekmės ar išvados gautos po šitų įvairių investavimo būdų? Be abejo, pradžia mūsų buvo įdomi. Mes ieškojom tų įvairių variantų, kurie būtų galbūt patys efektyviausi. Ir kaip būtų keista, skrodžiant pro internetą ir analizuojant literatūrą, labai dažnai išeini į tą valiutų rinką. Ir daug mokslinių tyrimų pridaryta ir ten labai skaičiavimai patogus, nes tų duomenų yra begalės. Ir tai atrodo labai patraukliai. Bet kas įdomu nutiko, kad mes pradėjome ieškoti, ar yra tų uždirbėjų. Jeigu visi žino, kad yra ten ir ten pakastas auksas ir tai reikia jį išsikasti ir visi aprašinėja metodus, kaip ten nuvykti, kokiu kastuvą naudoti ten ir panašiai,
bet nerandam tų, kurie yra realiai išsikasę. Tai vat mes tą valiutų rinką patikrinom, ta prasme, kad buvom nusipirkę kelias investavimo programas ir panašiai. Ir žiūrėjom, kaip viskas vyksta, bet iš akademinės pusės buvo įdomu pasižiūrėti, ar ten yra tos prasmės ar ne, bet čia labai greitai galima atsakyti, uždavus apskritai tokį fundamentalų klausimą, ką mes dažniausiai norim ir per mokymus išdėstyti, kad klausimas yra toksai, ar apskritai koks yra pagrindas teigti, kad kažkas ten gali uždirbti. Dažniausiai to klausimo net nekelia. Žinot, kai yra daug kur taip, visi sako, įrodė, kad neveikia. Problema ta, kad neteisingas klausimas. Pirma, reikia įrodyti, kad veikia. Arba apskritai, kad kažkur veikia. Jeigu viskas dažniausiai veikia ir tik retai pasitaiko tokių dalykų, kurie neveikia, aišku, tada pirmą galima užduoti klausimą, įrodyti, kad neveikia. Bet pasaulyje tų stebuklų yra nedaug ir jos labai sunku surasti yra. Tai visų pirma, reiktų įrodyti, kad veikia kažkas. Ir kad veikia, vienas iš tų įrodymų galėtų būti fondai arba valdytojai arba kažkokios tai įmonės, kurios jau taiko ir turi rezultatą. Tai mes labai ieškojom, su padidinamuoju stiklu ieškojom tų uždirbėjų, tų aukso kasėjų, kurie iškasa. Mes neradom. Nežinau, kurie slepiasi ten. Turbūt, jeigu gerai sekasi, nesislėpia, būtų rašomos knygos ir panašiai. Tai Forexas dėl to mūsų yra ne tai, kad pašiepimas, bet jisai yra labai problematiškas investavimas būtent toj valiutų rinkoje, nes ten nėra kažkokio, kaip vertybiniuose popieriuose, galbūt, kur yra kažkoks produktyvumas, kažkoks vertės kūrimas ir panašiai. Valiutos yra tik mainų priemonė. Tai ten daug pritraukia žmonių, būtent ta egzotika, kad galima su nedidelė suma uždirbti daug ir greitai. Pirma patirtis labai paprasta yra. Jeigu gali uždirbti daug ir greitai, tai kažkas yra netvarkoje čia. Tų stebuklų nėra. Jeigu būtų labai lengva uždirbti daug ir greitai, mes turėtumėm daug uždirbėjų, daug uždirbusių, kurie čia rašytų knygas ir darytų mokymus. Bet nors ir knygų prirašyta daug, mokymų irgi nemažai, bet jų autoriai kažkodėl to aukso neturi. Tai ar čia yra beribis altruizmas ir tiesiog sistemiškai vengia to aukso, nežinau, ką jie daro. Bet greičiausiai problema ta, kad tiesiog neina ten uždirbti. Tokią išvadą mes ir padarėm, kad didžioji dalis procesų vyksta visiškai atsitiktiniai. Ir žmogui labai sunku yra sukramtyti tą mintį, kad viskas, kas vyksta pasaulyje, didžioji dalis yra atsitiktiniai dalykai. Be abejo, kad jeigu nedarysi kažko, tai, kaip sakyt, būna tie motyvaciniai dalykai. Kažkam pasisekė, kažkam nepasisekė, čia yra atsitiktinis dalykas. Bet jeigu tu net nebandysi, tai tau faktas, kad nepasiseks. Tai va čia šito vietoj tas, kad tu bandai, tu tik tais galbūt tą tikimybę truputį padidini. Bet ar tau pasiseks, ar jeigu darysi tą ar aną, tai tikrai nieko negarantuoja. Ir žmonėms labai sunku yra tą spręsti, kad aš galiu būti labai motyvuotas, stengtis ir panašiai, ir man gali nepasisekti. Bet kai tą supranti, kad tu proceso nekontroliuoji, tada žymiai prasideda galbūt kitoks mąstymas. Kad tų burtų, jeigu nebėra, tada būtent ieškai tų milimetrų, kurios galėtų išnaudoti tą efektyvumą didinant. Ne tai, kad ten atrasti tą auksą, bet būtent kažkokį tai sidabro tik tai centą ten kažkur atrasti. Va, tai jau yra gerai, jeigu tu ieškai, turi metodiką. Žmonės irgi, kaip sakėt, labai yra godus, ar ne? Mato pas vieną yra, noriu ir aš. Tikriausiai tie pinigai ir vilioja, ar ne? Ir Forex, ir bet kokie kitokie būdai užsidirbti greitai ir lengvai. Tai gal žmonės iš tikrųjų nori, ne gal, o tikrai nori būti milijonieriais, ar ne? Nori būti turtingais. Tai ar įmanoma apskritai tapti milijonierium, jūsų nuomonė? Aš manau, kad įmanoma. Čia yra technikos klausimas. Tik tais vienas iš tos technikos sudedamųjų dalių yra laikas. Kiek to laiko. Manau, per 1000 metų visi mes galim tapti milijonieriais, bet norisi kuo greičiau. Tai va čia yra klausimas, per kiek laiko. Ir nuo kokios bazės startuojam. Tai šiaip pasaulis nėra toks sudėtingas, kaip jis atrodo. Man taip atrodo. Nuo pat pradžių, jeigu tikslas, tarkim, yra pinigai ir tas uždirbimas, tai mes pasiimam elementarią statistiką, kas daugiausiai uždirba. Pasižiūrim, kas daugiausiai uždirba ir nuo mažens, nuo jaunystės siekiam būti toj sferoje. Labai paprastai, tarkim, teisininkai, gydytojai, panašiai yra geram tarpe. Tai va, jeigu nori tą milijoną greičiau uždirbti, galbūt, tai statistiškai greičiau pasieksi būtent tam tikrose profesijose. Tai yra vėlgi plano susidarimas. Jeigu tave traukia menas ir tu nori būti milijonierium, tai čia yra problema didesnė. Nes tokia tai pasiseka iš galbūt milijono vienam būti to pačiu geriausiu, pripažintų. Tuo tarpu gydytojui galbūt nereikia būti iš milijono vienam, kad uždirbtum daugiau iš to vietoj. Bet ir gydytojas negali tapti pasaulinė žvaigždė galbūt. Tai čia reikia pelningumo rizikos santykis, šitoje vietoje visur jis yra. Reiktų tą įsivertinti. Loterija, manau, tokiuose menuose ir panašiai yra didesnė. Reiktų pasižiūrėti statistiką, kokia profesija duoda daugiausiai milijonierių ir, manau,
tai daug palengvintų kelią. Bet čia mes turėsim konfliktą, manau, daugam, kai sužinos, kad reikia būti teisininku, o ten galbūt kalbėti nuo ryto iki vakaro dalykus ir ginti, kurie nėra neteisūs, pavyzdžiui, tai gali tiesiog filosofiškai nesutapti. Filosofinis klausimas, filosofinis ir atsakymas, ar ne, konkretumu. Na taip, neišbandyta, ar ne, nėra duomenų. Kas yra tas pelningumo rizikos santykis, ar ne, ką tik paminėjot, gal galite truputėlį paaiškinti? Tai iš esmės, kiekvienoje galbūt veikloje, kurioje rezultato tikimasi mes kažkokio tai ekonominio, pinigų, ne, tai reiktų skaičiuoti tą riziką, su kuria mes, arba kaštais galbūt. Kaštai rizika gali būti panašu. Žinot, geriausias, turbūt greičiausias pinigų uždirbimas galėtų būti pavogta milijoną, ne, kaip mes sakaujam. Bet kokia yra rizika šitoje vietoje? Ir rizika yra didžiulė, jeigu vis dėlto nepasiseks. Jeigu pasiseks ir nepasiseks, tai jeigu pasiseks bus pavogtas milijonas, kaip pavyzdys, o kas nutiks, jeigu ne. Tai čia ne tai, kad bus prarasta viskas, bet gali sėsti labai ilgam ir panašiai. Ir visur tas gali būti pelningumo rizikos santykis. Na, grubiai tariant, pavyzdžiui, indėlis paprastas, jisai galbūt uždirba mažiausiai, bet ten ir jeigu yra draustas, ir ta rizika yra mažesnė. Tuo tarpu, jeigu, pavyzdžiui, jūs norit pradėti savo verslą, pradėti kokią nors arbatos parduotuvėlę, tai vėlgi ten reikės turbūt sudėti visus pinigus, visą laiką, gal net pasiskolinti. Ir jeigu pasiseks, tai bus turbūt geriau negu samdomam darbe ir gal tas milijonas greičiau nutiks, bet jeigu nenutiks, gali būti, kad teks dar ilgai skoloj būti kažkam. Tai visur yra pelningumo rizikos santykis ir problema, kad jo tokio niekas nerašo vadovėlį ir jį reikia įsivertinti pačiam. Daug kas iš tų milijonierių ir multimilijonierių ir milijardierių, apie kuriuos mes žinom, jų tas kelias atrodo labai paprastas, kaip koks nors Bransonas ir Warrenas Buffettas. Mes tik žinom tą gerąją pusę, kas kur, kaip sakyt, korta krito ir viskas tvarkoja. Bet kiek tokių Bransono buvo prieš tai, manau, jie irgi buvo šaunus, nuseklus, stengiasi, norėjo būti milijonieriais, bet tiesiog neiškrito tą kortą. Tai tas pelningumo rizikos santykis jų atveju gali būti labai skirtingas. Ir vėl, kaip minėjau, turbūt tos specialybės, labai nuobodžiai gal skambės, kaip teisininkai galbūt, čia toks irgi šabloniškai kalbu, bet gydytojai, tos, kurios yra stabilesnės, tai jų to pelningumo rizikos santykis yra galbūt geresnis šitoje vietoje, kad tu atsimokai tos 20 metų ir statistiškai tu uždirbi daugiau. Menininkas, jisai nesimoko 20 metų šitoje vietoje turbūt, jisai kūrė, na, jeigu tu esi pats kečiausias ir kaip sakyt, netgi tau pasisekė ir tave atrado, vėlgi menas pats subjektyvus yra. Gali būti du skirtingose šalyse menininkai, kurie galbūt piešia labai panašiai, bet vieną atrado, kito ne. Tai čia pelningumo rizikos santykis bus ženkliai kitoks, kur gali uždirbti labai daug, o dažniausiai neuždirbs nieko. Tai paprasčiausiai turbūt aš taip sakyčiau. Bet vis dėlto jūs nepasirinkot nei teisininko, nei mediko karjeros. Kodėl tada puolėte į investavimą ir įkūrėt investavimas LT Synergy Finance? Kas čia yra? Kas per kūdikį jūs yra tokie ir ar duoda, na nežinau, pelno, galbūt net nepelnas yra svarbu, taip pat ir laimės tas pojūtis, ar ne, nes turi tau patikti tai, ką tu darai, galbūt kartais tai svarbiau už milijoną. Tai čia ir yra esminis momentas, kad tas milijonas, jisai menininkui galbūt išeiti į sceną ir suvaidinti tą geriausią vaidmenį yra tas milijonas. Aš sakyčiau, kad šiaip ta piniginė išraiška labai nuobodi yra. Tas tikslas, jeigu yra milijonas, jis yra labai nuobodus ir jisai neteisingas, aš manau, jis yra liūdnas. Jau geriau būti kažkokį tikslą turėti tokį, kur jis tave tikrai džiugins ne dėl piniginės išraiškos. Mūsų atveju tai vėlgi čia bankinė sfera, tai negaliu sakyti, kad tai buvo statistiškai prastas sprendimas eiti į tą sferą. Bankininkai ir finansininkai uždirba neblogai, bet tikrai ne dėl to buvo. Mintis buvo, kad norėjo tą inžinerinį mąstymą perkelti būtent į finansų pasaulį ir dėl to mes turėjom tokią svajonę įsteigti fondą, o kad įsteigti fondą reikėjo daug žingsnių nueiti. Be abejo, kai darai pats ir nedirbi didelioji galbūt toj struktūroje, atsiranda daugiau tų savirealizacijos momentų ir manau, žmonėms patinka ta savirealizacija. Tai kartais gali skaičiuoti, kad iš tikrųjų kiek kainuoja tavo tas laikas panaudotas tokiai įdomesniai veiklai. Galbūt uždirbti 10 000 kažkokių pinigų dirbant nuo ryto iki vakaro nuobodų darbą yra blogiau negu uždirbti, tarkim, 5 000 kažkokių pinigų dirbant pusę laiko ir praleidžiant smagiai. Mes kaip juokaujam, tie, kurie dirba nemėgamą darbą, tai visą laiką svajoja apie atostogas ir galų galėjo daug uždirbdami pasidaro tas superinės brangias atostogas, bet mes juokaujam, jeigu nori keliauti, tai gal tiesiog būk gidu ir tavęs visą laiką esi atostogos iš to vietoj. Tai
Čia yra toksai momentas, kurį reikia nuspręsti ir tikrai būna žmonių, kurie imasi to žingsnio, sako, aš noriu keliauti, įsidarbinu gidu. Čia, manau, yra svarbiau negu tas milijonas galbūt. Tai jūsų svajonė įkurti fondą jau įgyvendinta, ar ne? Tai kokie buvo tie žingsniai? Ar buvo sunku, ar gal čia irgi iškrito jums ta sėkminga korta, ar vis dėlto reikėjo gerokai gilin pakasti su kažkokiu kastu? Be abejo, kad korta turi iškristi. Retai kada būna, manau, bet kokiam versle, kuriant verslą, kur viskas aišku ir nereikia traukti tos kortos. Klausimas, kiek tų kortų, ar gali susimažinti tą traukimų skaičių. Jeigu reikia traukti pastoviai, tikimybė, kad kažkas bus blogai, yra didesnė. Tai mums galbūt keli dalykai pasisekė, kad mes šiaip nebuvom labai agresyvus, mes buvom konservatyvesni. Bendrai paėmus, tai mes per tą krizę praktiškai nieko nenukentėjom iš to vietoj. Nieko nebuvom investavę, laukiam ir žiūrėjom, kas gausis. Tas buvo pliusas, bet kitas momentas be abejo, mums įmonės plėtra ir investicijų valdymų įmonės licenzija atsirado irgi po galbūt tokio įdirbio su buvusiais klientais ir jeigu jų nebūtų, galbūt dabar būtų visai kita situacija. Tai aišku, sėkmės faktoriaus vis laik yra ir jį eliminuoti, manau, neįmanoma, tik tais kažkiek minimizuoti gali. O kodėl pradėjote organizuoti mokymus? Čia toksai dviejopas galbūt momentas atsirado. Vienas dalykas, mes turėjom daug medžiagos, mus daug kviesdavo, mes daug kalbėdavom, daug skaitydavom. Kai daug domiesi skaitai, tu turi daug medžiagos susirinkęs ir savo klientam mes dažnai darydavom tokias prezentacijas apie tą, apie aną. Ir taip gavosi, kad po truputį pradėjom gauti tokius paklausimus, gal sakydavo, gal jūs tiesiog padarykit mokymus ir ateis ir klientai, ir ne klientai, ir žmonės iš šalies ir tą visą savo know-how galėsit pasidalinti. Tai čia vienas dalykas, o kitas momentas, aišku, tas socialinis yra, kaip ir kiekvienas altruistas, jis yra egoistas, tokia momentas. Šitoje vietoje, kad tu nori, kad būtų kitiem geriau, bet jeigu visiems aplinkui bus gerai, tai ir tau bus gerai. Čia jeigu bus visiems blogai aplinkui, tai kažin ar tau ten smagu bus, tarp jų ten makaluotės, kai visi rūškanais veidais susiraukia ir kaip čia tave kaip nors, kaip sakyti, išdūrus. O kai visi laimingi aplinkui ir dalinasi gerą emociją ir faktas, kad bus visiems geriau, tai tas momentas, kad mes galvojame iš tikrųjų, investavimas ir finansai yra svarbus dalykas, nes labai gali greitai, neteisingus žingsnius darydamas prarasti daug pinigų. Ir turtinga visuomenė tai yra geriau gyventi turtingų visuomenį negu skurdžioji. Tai būtent tas finansų valdymas ir investavimas yra vienas iš tų sudedamųjų dalių. Tai mes taip žiūrim, kad mes kuo daugiau apmokę žmonių ir atėmė juos iš Forexo, to valiutų prekybos gniaužto ir atvedė į tą tokį teisingą, galbūt konservatyvesnį tyrimais paremtą investavimą, mes turėsim tą geresnę visuomenę ir galų gale patiems bus smagiau. O ar kiekvienas gali tapti investuotoju? Ir kokios yra investuotojų kategorijos, sakykime? Aš sakyčiau, kad gali kiekvienas būti ir čia jokių problemų. Kaip kiekvienas gali turėti sportišką kūną, tai taip pat, manau, kiekvienas gali turėti gerą investicijų portfelį. Čia būtų tas pats, reikia tik disciplinos. Visi žino, kad reikia, norint būti ten lieknų, sportiškų ir panašiai, užtenka kelių esminių principų. Ten nepersivalgyti, mažiau cukraus, daugiau baltymų ir panašių dalykų. Nevalgyti naktį, pasportuoti to pačiu, tai vat, tą mytybą susitvarkyti. Viską galim sužyti vos ne 5 ten sakinius ir viskas bus aišku. Problema yra čia, kad žmonės pradeda teisintis ir surasti įvairiausių priežasčių, kodėl kaulo istorija genai nelabai ir kiti dalykai. Bet matom daug pavyzdžių, kur nei genai, nei kaulai nelemia nieko. Ir žmonės iš invalido vežimėlio vos neatsikelia ir būna po ilgo darbo disciplinos pasiekia gerų rezultatų. Taip pat su investavimu, kad tai nėra menas, tai nėra įgimta. Galbūt skirtingi žmonės turi skirtingą tą emocinį intelektą arba didesnę baimę ar godumą, bet jeigu investuojam pagal sistemą, pagal aišku algoritmą, pagal aišku discipliną, tai tą mes galime eliminuoti. Vat mes taip ir žiūrim, kaip ir sporte, vat labai lengvas pavyzdys. Su treneriu, atrodo, visi gali būti geri sportininkai, gali būti ir be trenerio, bet reikia būtent turėti discipliną. Tai pagrindinis dalykas investavime yra disciplina. Mes matom, kad geriausi investuotojai būtent pasižymi ne to, kad, kaip sakyt, turi tą stebuklingą kamuolį, burtų lazdelę ir mato ateitį. Tiesiog jie yra disciplinuoti, masto logiškai, nesivaiko greitų pinigų. Labai paprastai. Kaip išsiugdyti tą discipliną? Ir ar įmanoma vienam išsiugdyti, prisiskaičius, pavyzdžiui, knygų?
Bet čia geras klausimas, kaip ta disciplina. Čia priklauso turbūt nuo užsispyrimo, nuo noro to. Vat. Be disciplinos turbūt jau to milijono mes neuždirbsim. Tai vat, jeigu norim uždirbti milijoną, tai turim būti ta disciplina. Tai vat, tas užsispyrimas turi būti natūraliai, manau. Jis turi būti prioritetinis toksai, kad aš užsispyriau, turiu planą ir žiūriu. Problema galbūt investavime ta, kad tie rezultatai labai ilgai eina. Ir dažniausiai mes jų net nelemiam, nes priklausom nuo ekonominio ciklo stadijos ir panašiai. Jeigu galbūt sporte, kurie irgi ten eina į tų gerų rezultatų, kad ten valgy kažkokią sriubą ir ten stebuklingas Džono pupas ir numesi svorio ir panašiai. Čia reikia laukti galbūt ten mėnesį ar du, nesako, čia per dieną nebūna. Tai investavime mėnuo ar du apskritai yra trumpas laikotarpis. Tai čia reikia tos disciplinos ir ilgo laiko. Tas žmonės labiausiai gniuždo, turbūt gali laukti. Kaip sakyti, nepasiseks ir būsi tam blogajam dešimtmetį ir nieko tu nepakeisi šitą vietą. Pasiskaičiavai, kad milijonas bus po 10 metų, bet nebrangsta tos akcijos ten tiek, kiek anksčiau ir tu nieko nepakeisi. Tai čia viskas nuo užsispyrimo priklauso ir to išlaukimo. Jeigu žmogus gali būti kantrus, tai viskas gerai, o kaip kantrybę išsiauginti, tai čia jau reiktų, nežinau, psichologam klausimą gal užduoti tokį. Kiekvienas savo srities specialistas įvairius atsakymus tikriausiai gali pateikti. O mes pastebėm irgi, ir jūs tikriausiai, jūs minėjote irgi per mokymus, kad yra daug žmonių, kurie būtent užsidegę gauti greitai ir daug, ar ne, čia ir dabar, ir staiga nusvyla, ar ne, neapskaičiuoja tą rizikos pelningumo santykį ir staiga meta viską, ar ne. Iš kur čia toks fenomenas, ar jau nebe fenomenas, kodėl žmonės taip pat investuoja, praranda daug pinigų, meta, nors tai yra, galima sakyti, kaip jūs sakėt, logiškai išmąsčius, tai yra vienas iš paprasčiausių gal uždirbimo šaltinių, ar ne? Kad pinigai daro pinigus. Kur klysta, sakykime, žmonės? Klysta lūkesčiai būna prasti turbūt. Prastas informacijos neturi ir blogus lūkesčius. Tai viskas ateina iš to, kad neturi teisingos informacijos. Ką aš turiu omeny, jeigu mes galvojam, kad vidutinė metinė grąža ten akcijoms yra normalu 20%, tai mes automatiškai klystam. Gali būti metai, kad ir 50% paaugs, bet ilgoji distancijoje mes neturim jokio pagrindo, kad teikti, kad bus daugiau negu ten 9, pavyzdžiui, procentai prieš infliaciją. Tai čia būna problema. Žmonės susidaro klaidingą įspūdį iš netolimos praeities rezultatų. Mato, kad praeitais metais viskas brango ten X procentų. Jie galvoja, kad sekančiais metais galėtų būti irgi X procentų. Ir kai nebūna X procentų, būna blogiau, jie pagalvoja, kad tiesiog kažkas jūs apgavo, kažkas čia yra negerai ir gal jie klaidą padarė, bet čia jokios klaidos dažniausiai nebūna, tiesiog būna blogi lūkesčiai ir viskas. Jeigu mes turim teisingus lūkesčius ir žinom, ko galima tikėtis, tai mes esam žymiai saugesni, manau. Ir be abejo, investavimas galbūt nėra tas pinigų uždirbimo, jis labiau kapitalo auginimo. Taip pat čia, jeigu žmonės galvotų, kad tai yra tiesiog kapitalo apsaugojimas nuo infliacijos ir ilgojo distancijoje, jeigu 10 ar 20 metų periode dar kažkiek ir tą infliaciją lenksim ir tai būtų geras rezultatas, manau, būtų tų blogų istorijų žymiai mažiau. Visi būtų ramesni ir mažiau nudegę. Be abejo, godumas sužaidžia ir kartais norisi čia ir dabar. Ir čia yra problema, kad geri metai jie nebūna jų daug iš eilės. Kažkada turi ir nepasisekti. Jeigu tai priimtumėm, kad tai yra natūrali proceso dalis, tai manau daugam būtų žymiai lengviau. Tai va čia man irgi norisi išduoti tą patį klausimą, o kaip išsiugdyti tą, priimti, ar ne? Nes kaip ir matėm, dažniausiai žmogus vis dėlto į priekį varo ne laimėjimą, o pralaimėjimą, ar ne? Arba būtent mes neturim mašinos, mes nenorim užsidirbti tam, kad mums reikalinga mašina, dėl to, kad kaimynas turi geresnį, ar ne? Kaip čia padirbėti su savim? Čia tikrai psichologinio trenerio klausimai. Man sunku būtų pasakyti, ką čia reikėtų daryti. Nežinau, man galbūt padėjo tas, jeigu skaitai daug nuobodžios ir mokslinės literatūros, o ne romantikos kažkokios iš tos finansų srities, ne tos populiariosios galbūt literatūros. Tada tau yra lengviau, nes tu greičiau matai, kokia yra realybė. Nors nėra jinai labai graži, nėra tokia patraukliai. Tai daug domėtis ir analizuoti, vertinti informaciją, būtent labiau žiūrėti tokią techninę literatūrą. Skaityti ne tai, kad kam pasisekė, bet kam nepasisekė geriau. Ir kodėl nepasisekė. Tada turėdamas daugiau medžiagos pradedi suprasti, kad galbūt tokių burtų čia nėra ir taip natūraliai tavo tie lūkesčiai artėja prie realybės. Galbūt to intelekto auginimas galėtų būti. Mes turim emocijos ir intelektas. Tai robotas, jeigu turi tobulą intelektą, bet neturi emocinio intelekto, jis ten
Tai čia turbūt reiktų eiti prie to robotiškumo. Nežinau, ar tai yra gerai ir blogai dabar, bet sakyčiau galbūt, kad geriausi investuotojai tie, kurie turi mažiausiai emocijų. Tai va, reiktų kažką pradėti žiūrėti filmus, kažkokius baisesnius, o ne gražius. Nežinau, čia tikrai geras atviras klausimas ir manau, kas jį išspręs, gal tas milijonas pasigreičiau atsiras, negu pas daugelį. Na, šiandien per seniausiai darė tyrimą, ar ne, kaip bežionės investavo. Jau neblogai sekėsi. Įdomu, kur jų ten intelekto koeficientas, ant kiek lenkia mūsiškį. O kokios yra dabartinės jūsų svajonės? Jau viena tokia didelė pasiekta, ar ne? Ar turit, ne svajonės, tai tikslai? Geras klausimas galbūt. Norėtųsi iš esmės sukurti tokį produktą, kuris būtų pats efektyviausias. Čia galbūt Lietuvoje, Baltijos šalyse. Ir ta vizija yra, kaip tas galėtų būti. Tai va turbūt eiti link to ir tą pasiekti. Kur tokį investavimo algoritmą, infrastruktūrą, fondą, ar kaip čia mes pavadinsim, kuris teiktų geriausią tą pelningumo rizikos santykį čia tarp kaimininių šalių. Tai va toksai būtų galbūt ambicingas tikslas. Tai ir kitas galbūt toks ilgoji distancijų irgi noras būtų prisidėti ir prie to bendro Lietuvos investavimo supratimo ir pensijų sistemoje. Mes irgi turim įdomių idėjų, kaip galėtumėm galbūt pensijų sistemą pagerinti. Bet šitam reikia daug laiko ir daug pastangų, daug lobizmo praeiti, nes dažniausiai geri ir efektyvūs dalykai nebūna tokie įdomus. Mažiau egzotikos, bet gal mums ateiti ir pavyks tas dalykas. O gal galite su keliom tom idėjom dabar pasidalinti? Užkrėsit liaudį? Mes esam fanai to indeksinio investavimo. Būtent iš tyrimų pusės matom, kad indeksinis investavimas yra vienas efektyviausių variantų. Plačiai diversifikuoti indeksinius krepšelius. Kas tai tokio? Vienu metu mes galime būti investavę ne į kelias akcijas, ne į 2, ne į 3, ne į 10, bet pavyzdžiui, į 10 000. Tam sprendimai ir jau instrumentai yra sukurti. Reikia tik sukurti pačią infrastruktūrą, kad būtų galima tokių jau nacionalinių lygių padėti žmonėms prieiti prie jų pensijų įstatyme ir panašiai. Ir gal jeigu JAV tas dalykas jau yra ir žmogus gali pats pasirinkti, pavyzdžiui, kokį nors fondą, kuris nori investuoti, kuris nebūtinai yra pensijų fondas. Mes galim sutikti pensijų fondus, kaupti pensijiniam kontekste, ne? Yra bent santykis su valstybė. Galėtų būti jis truputį paprastesnis ir leisti žmonėms patiems pasirinkti. Bet čia yra daug rizikų, kad žmonės vedami godumo pasirinks tos egzotinius dalykus, nuo kurių visi nudega. Bet čia reiktų surasti tą balansą. To balanso suradimas ir kaip jį teisingai pristatyti visuomeniai, kad tai nėra sudėtinga, kad tai yra jau atrasta ir tai reikia tik tai adaptuoti mūsų situacijai. Čia yra tas didžiausias iššūkis. O nuo kada reikėtų pradėti investuoti ar mąstyti apie investavimą apskritai? Sakyčiau, kuo anksčiau, to geriau. Kuo anksčiau pavyktų tą mąstymą suformuoti, tuo geriau būtų. Tai čia gali ir darželiai, manau, prasidėti. Ir dabar jau, manau, yra darželėje tų mokymų, galbūt ne apie investavimą, bet apskritai apie tos finansus suprasti, kas tas yra. Kad jeigu ten mama duoda 10 eurų kažkam nusipirkti, tai nebūtina už 10 eurų nusipirkti. Gali galbūt gavęs iš senelio ten kalėdų progą kažkiek pinigų, atsidėti jos ir taupyti. Tai va čia tas taupimas galbūt yra pirma idėja, kurią reiktų labai anksti pradėti dėkti. Čia yra mano pamatinis dalykas. O kai jau tų pinigų turi, tada gali pradėti investuoti. Ir čia yra sekantis. Taip pat aš sakyčiau, pradžiai mes taupom ir kai jau esam savarankiškai ir pradedam suprasti apie tos finansus ir esam įgalūs galbūt pasisavinti informaciją, ne, galbūt ten iš tikrųjų mažas vaikas apie tą investavimą ir tą pelningumą grąžą, gal ten tikrai dar yra ne tas laikas, bet apie taupimą, manau, jis gali jau suprasti, kad kartais nusipirkti pigiau, pataupyti, pasižiūrėti, atsidėti ir kad vėliau nusipirkti daugiau arba kažką daryti, tai galima labai anksti ir kuo anksčiau, to geriau. Čia net ne mokyklos klausimas, čia sakyčiau, net darželėje galim padėti. Verta susimastyti mums, kurie jau gerokai pabaigė mokslus savo biznį turi ar iš principo darbo vietą, ar ne jau. Per vėlų dabar, pavyzdžiui, būtų, jeigu man kokie 30-40, ar jau vėloka, ar dar galima kažką padaryti? Ne, šitą vietą labai optimistiškai esu nusteigęs, manau, kad tikrai nėra vėloka. Niekas nėra šitą vietą vėloka. Būna, kad žmonės atsibunda 60 ir įkopia į Everestą. Tai čia investavimas yra lengvesnis dalykas negu Everestas. Bet reikia tam turėti metodiką. Galbūt daug ką gąsdina, kad neaišku, ką reikia daryti, kaip daryti. Tai aišku, yra variantas literatūra, mokymai ir panašiai. Tikrai nėra vėlų. Ir čia jokių problemų. Yra daugybė skaičiuoklių internete, kur galima netgi paskaičiuoti, užsidėti tikslą, pavyzdžiui, kiek man reikia atsidėti ten kas mėnesį, kad sutaupyčiau tokią sumą per kažkiek metų. Pridėjus kažkokį konservatyvų investavimo rezultatų prieaugį,
tas galbūt dar truputį tos metus pamažins, bet tikrai nėra vėlų ir čia vienareikšmiškai, sakyčiau. Dažniausiai geriausias metas buvo pradėti vakar. Antras pagal grumą yra šiandien. Reikia imti ir daryti. Tik dabar palyginsim, tarkim, darželinukas dar turi daug laiko pasiskaityti knygas, ar ne? Mums jau lieka jo mažiau. Tai gal jūs turit kokių nors tokių top 10 knygų iš savo perskaitytos bibliotekos, kur galėtumėt pasiūlyti. Va, šitas tai tikrai perskaitykit ir bus lengviau gyventi. Toksai geras klausimas, kokios tos knygos. Top 10 net sunku būtų man dabar galbūt įvartinti. Man Nasimo Talebo galbūt knyga, ten Juodoji gulbė, iš tikrųjų yra, arba Fooled by Randomness yra įdomi knyga būtent. Jis kaip yra apie investavimą, bet kaip yra apie gyvenimą, daug kur. Jis daug kas suveda į tą kritinį mąstymą. Aš manau, kad labai svarbus elementas yra tas kritinis mąstymas. Teisingai nuskatyti situaciją, turėti teisingus lūkesčius. Ir tą galima visur taikyti. Kai tu supranti, kas vyksta, kokia yra motyvacija visų žmonių aplinkui, kokie procesai vyksta, kodėl jie vyksta, tau yra lengviau gyventi, tau nebepyksti ir galbūt tas žmogus, kuris labai daug pyksta, jis tikrai daug pavargsta, bet žmonės dažniausiai pyksta dėl to, kad kažko nesupranta. Kaip ir gatvėje, pavyzdžiui, bet atrodo kažkoks važiuoja, ten pypina, kuris dabar nuskubėjęs, bet jo situacijoje galbūt mes net negalim N+K yra varianto, kodėl jis skuba. Ir nebūtinai tas teisingasis variantas yra, kad jis yra kelių realis ten ar kažkas. Tai mes turim išmokti mąstyti labai plačiai šitą vietą. Mąstymą praplėsti galinčios knygos, manau, yra labai svarbios. Tai apie tą kritinį ir tą atsitiktinumą pasaulyje, būtent Nasimas Talebas galbūt ir netaip lengvai skaitosi, bet tai variantas, kurį galėčiau įvardinti. Ir be abejo techninės knygos. Sakau, aš labai nuobodžiai skambu, bet yra daug tų techninių knygų. Kalbant apie investavimą, tas pats Bernsteino yra paprasčiausios knygos apie investavimą. Grahamo galbūt, legendinė, kur Buffettas yra parekomendavęs. Bet aš sakyčiau, kad tą kritinį mąstymą mums reiktų vystyti ir knygos apie psichologiją žmonių, tai būtent kaip vyksta žmogaus mąstymas, kodėl jisai liūdi, kodėl jisai džiaugiasi, kaip jisai galvoja ir kur yra klaidos, čia yra labai svarbus momentas. Jisai gali padėti ne tik investavime, bet ir visur kitur žmonių santykiuose, su kolegomis keliuose, prie kasos, koncerte, visur pradės, jeigu tu supranti kito rinkos dalyvio motyvus arba jų visumą, kad jis gali būti piktas, pavyzdžiui, jis šiandien pypina tau, nes jis yra piktas, o piktas jis gali būti dėl 1000 priežasčių ir jis gali būti objektyvas ir ne. Bet tada, kai tu tai įvertini ir tu supranti, kad nėra pagrindo pykt ant jo dabar. Gal jis dabar pyksta dar ant kito ir turi rimtą pagrindą, o čia mano pagrindas tik dėl to, kad supykti, kad manęs pypina, tai nėra pati geriausia strategija arba pelningumo rizikos santykis prastas. Nieko iš to neuždirbsim, o susinervuosim tik tais. Dabar beklausydama pagalvojau, jeigu taip daug knygų perskaitėt ir pasirinkot būtent investavimo sritį, ar ne, na, įsivaizduoju, turi tokį kritinį mąstymą, ar ne, gerokai išlavintą. Ar jums šiaip lengviau gyventi yra? O dabar net tokia situacija, kai aprašėt, ar ne, nebūtina tenai ir nervuotis, ar ne, nupypsi žmogaus problema tikriausiai, ar ne mano. Tai ar lengviau jums gyventi? Sunku pasakyti, lyginant su kuo? Lyginant, nežinau, kaip būtų kitaip. Atrodo, kad nėra labai sudėtinga. Ir dažniausiai tos problemos, apie kurias galvojam, tai yra krizė mūsų galvose, ne, kaip sako. Tai tas kritinis mąstymas, jis padeda tą krizę galbūt suskaidyti ir defragmentuoti, kad suprasti, kas vyksta, kodėl vyksta. Ir jeigu tu supranti, kad daugybė dalykų vyksta ne dėl tavo įtakos ir kad tu nieko čia nenulėmi, tu gali liūdėti, gali džiaugtis, bet tu nieko nepakeisi. Tai tas ženkliai, manau, pagerina, palengvina. Tas, manau, tikrai palengvina, o šiaip tai nežinau. Tai ar visada buvo toks kritinio mąstymo, ar kažkas staiga pasikeitė? Kažkur nudegėt ir pagalvojat, bet šitą nebepakartosiu. Ar toks, gimėt iš prigimties talentas? Ne, čia nėra jokio talento. Aš manau, kad žmonės, kurie daugiau mokinasi, jie daugiau skaito. Kai daugiau skaitai, tu daugiau variantų tiesiog esi matęs, galbūt taip sakyčiau. Jeigu esi daugiau matęs variantų, tavęs galbūt sunkiau galbūt nustebinti ir tu turi tą aukštesnį intelektą, tai labai grubiai tariant. Labai turbūt suvesiu tokį lengvą ir galbūt, nežinau, ar korektiška būtų, kad tie, kurie daugiau skaito ir galbūt tie, kurie skaito daugiau techninės literatūros, tie turi tą truputį galbūt daugiau tą mąstymo raumenį, nes mąstymas ir intelektas vis dėlto yra raumuo šitoje vietoje, tai nėra įgimtas, aš taip manau, kad tai nėra įgimta. Kas daug skaito ir domisi, tai jeigu daugiau pritapimų darai, tai tos kojos stipresnės yra, jeigu daugiau skaitai, daugiau sprendi, daugiau
galvosukių galbūt bandai išspręsti, tai daugiau tą raumenį ištreniruoji ir su didesniu to raumeniu gali didesnį stresą pakelt. Aš taip sakyčiau turbūt. Tai mano galbūt tokia mintis, bet čia reiktų patikrinti. Nežinau, ar tie, kurie yra, ar Einšteinas iš tikrųjų labai stresavo gyvenime ar ne. Tai jisai, jeigu labai ten protingas, kaip ten tie vidutiniam sekasi. Iš tikrųjų vėl čia filosofinis klausimas. Sunku būtų patikrinti, ar ne, Einšteino kaip sekėsi emocijas valdyti. Laidai einant į pabaigą, gal tada galėčiau paprašyti tiesiog keletos patarimų, ar ne, žmonėm, kurie nori staiga keisti kažką savo gyvenime, ar ne, turi daug kažkokių nesėkmių, galbūt žlugo jų verslai, kaip dabar atsikelti, nuo ko galbūt pradėti, ar ne, ar turėti viziją, tikslą ir jau bent jau iš to, ką mes kalbėjom, supratau, kad reikia kantrybės daug, ar ne? Kas dar be kantrybės svarbu, kad galėtume imti siekti savo tikslų? Čia filosofinis klausimas. Filosofinis klausimas, bet aš tokią idėją turiu, kad šiaip žmonės ne tai, kad problema yra, kad jie nepasiekia tikslų. Problema ta, kad jie nesusidaro tikslų. Tam, kad sudaryti tikslų, turi turėti laiko pagalvoti apie tai. Ir čia skamba galbūt taip paradoksaliai, bet iš tikrųjų daug kas įsilieja greitai į tą darbo rinką, daug dirba ir jis to tikslo net neturi. Jis net neturi laiko taip atsisėsti, atsipūsti ir gerą mėnesiuką pagalvoti, ko jam reiktų. Įsivaizduokit, kokia prabanga būtų, ir gerą mėnesiuką taip atsisėsti ir pagalvoti. Pažiūrėti filmus, pakeliauti. Ir daug, man atrodo, kad daug pinigų reiktų, bet iš tikrųjų mes turim pavyzdžių, kad tų pinigų daug nereikia. Tas keliavimas nebūtinai turi būti ten lėktuvais po 5 žodžių viešbučius. Tai aš sakyčiau, kad reikia laiko. Reikia kartais laiko atsisėsti ir pagalvoti. Kaip dabar tą laiką atrasti? Čia jau kiekvienam. Manau, kad tie, kurie daug laiko skiria pagalvojimui, ką jie veikia, kodėl jie veikia ir ką jie norėtų nuveikti, jie tos tikslus anksčiau ir vėliau susidaro. Ir kai jų įsiekitų, ar taip, jau manau, tau yra geriau. Čia kaip ir vėlgi suvesiu su lengva paralelė sportu. Jau geriau turėti kažkokią tą sporto programą, negu ten bet ką daryti. Kartais kojas, kartais rankas, kartais pasimasikuoti, pabėgioti. Geriau turėti kažkokią nuobodžią, paprastą sistemą, kur tu eini, kad pavyzdžiui, aš atbėgsiu maratoną. Ir viskas yra paprastas tikslas ir tu eini link jo. Dažniausiai visi nori būti sportininkai, bet nori būti geros formos, bet jis net nežino, kas jinai yra, kokia jinai forma, kaip ją prašyti reikės. Tai jeigu turim laiko, aš manau, daug ką nuveikti. Aš tikrai neskubėčiau dabar sėsti ir su parkeliu ir pradėti rašyti tas tikslus, ką aš norėčiau nuveikti. Pradžiai reiktų sugalvoti, kur link. Galbūt visą laiką norėjau išmokti gitarą groti, pavyzdžiui. Galbūt čia yra puikus tikslas. Darbe aš, pavyzdžiui, dirbu ir to milijono gal man nereikia. Galbūt aš daugiau laimės patirsiu, kažkaip padarysiu draugam koncertą, pavyzdžiui. Bet kad tu suprastum, kad to reikia gitaros, tai reikia laiko, manau. Akimirksniu negimsta tas. Labai geras patarimas iš tikrųjų. Norint matom tą milijoną iš tikrųjų. Daug kas sako, ne milijoną iš tikrųjų norima tai, ką jisai suteikia, ar ne, dažniausiai. Ir galbūt tą patį galim gauti ir už 10 000, gal net ir už 1000, ar ne. Tai labai ačiū, kad sudalyvavot mūsų laidoje. Iš tikrųjų labai įdomi informacija, kitoks požiūris, aš manau, ir tą patį milijono siekimą ir investavimą ir kritinis mąstymas irgi iš tikrųjų matosi irgi akademinis, kaip srities atstovas, ar ne, nes iš tikrųjų be tokio kritinio mąstymo labai sunku apskritai kažką gyvenime tikslingo nuveikti. Tai labai ačiū ir už patarimus ir tikrai noriu palinkėti, kad įgyvendinumėt savo tas svajones, tikslus ir Lietuva klestės. Reikia, ar ne, žingsnis po žingsnio ir tikrai kažką pasieks. Tai ačiū Jums labai. Viso geriausio, sėkmės. Taip, su Jumis buvo laida Sėkmingi žmonės ir aš, Marija Glorija. Jeigu norite pasidalinti savo sėkmės istorijomis, savo patirtimis, tai rašykite man į marija.glorija.luksa@gmail.com. Marija Glorija rašykite be j raidžių. Būtinai su Jumis susisieksiu. Iki kito karto.